Jau čia slapto filmavimo. Ar dirba traktoriukas, garsiai burzgė motoriukas, ar traktoriukas, garsiai burzgė motoriukas, ar traktoriukas, garsiai burzgė motoriukas, ar traktoriukas, garsiai burzgė motoriukas. Pradedam dar vieną, paklausom iš naujo laidą, pristatau laidos sąstatą, prodiuseris knygos Neregėta Lietuva, autorius Karolis Tiškevičius. Labas vakaras, gerbėmieji, labas vakaras. Ir žinoma, Clarkas, paplojam Clarkui, tai yra... Ačiū, labas vakaras, Mes esam šviežiai susirinkę po pirmą pusfinalio Eurovizijos, bet apie Euroviziją truputėlį vėliau. Clarkai, kuo gyvenam šią dieną? Gyvenam šią dieną, šią dieną gyvenam, šią saulutė šviečia, kaip sako, tauta išgerti kviečia. Va, ir taip ir gyvenam. Kaip turbūt suprato jau žiūrovas, kad laida yra iš po baliaus. Didelis vakar buvo tūsas, didžiausias Europos tūsas, koks gali būti, yra Eurovizijos pusfinalis. Ir sveikinimai visai Lietuvai, ir Alanui Hošnau asmeniškai, Silvesteris Belt jau yra didžiajame Eurovizijos finale, galima paploti, pasidžiaugti ir dar kartą pasveikinti visus lietuvius. Kaip pačiam, Clarkai, pasirodymas Silvestro? Kaip čia pasakyti, nėra blogai, viskas kaip ir ta. Nežinau, man taip sakant, aš supranti, kadangi aš užaugęs visai ne tos muzikos, tai man tai Eurovizija toks nesuprantamas reiškinys. A tai čia technikos pasirodymas, a tai čia šokėjų pasirodymas, ar tai čia reiškiasi, svarant, daina tik tais yra, kaip... Dėl bendro išsilavinimo. Yeah. O tai Gintai, šiaip Eurovizija ir tu, dar prieisim prie pusfinalio, mes Gintui viens kitam sakom, tu daug metų pažįstami. Kiek metų pažįstami? O iš kur jūs pažįstami? Sakyk geriau, Clarkas, jau kai pradeda mane vadinti Gintu, tai man čia, supranti, kažkoks oficiozas, iškart prokuratūra, policija ir taip toliau. Aš netgi turiu Clark'o dainą parašęs. Clark. Daina. Iš daino žodžių neišmesi. Iš kur jūs pažįstat šitą atmatą? Šitą atmatą? Šitą atmatą. Kodėl atmata visai... Ai, ne, norėjau pasakyti išmatą, bet... Šitą laidą tiesiog netenka mano. Ne tas fuck. Ką? Dabar galvoju, iš kur aš jį pažįstu. Per kažkokią veselę mes susipažinom. Jisai vedė. Tai žinoma. Tai. Šiaip vedėjas renginių, jeigu kas klaustų. Jo. Nepažįsti tokią, ne? Aš gal trečią kartą matau. Aš netgi turėjau Clark'o sūnaus vestuves vesti, man atrodo, ne? Bet aš negalėjau, tada vedė Mikaitis. Stop, šapiriuk, prie ko čia sūnus? Dukros. Sorry. Dukros, bet kadangi, supranti, kaip gavosi, dukra netikėtai ten už kryžiuočio apsiženė, reiškia, iš vokiečio. Reikėjo, kad supranti, būtų šitas, kaip jisai, žmogienas, kuris moka kalbėti angliškai, nes tie kryžiuočiai nesusigrabalioja, kas ten vyksta. Aš Karolukui sakau, tai tu Jie sakė, ne, aš angliškai, aš duosiu vieną briedį, tai tą briedį, reiškia, Mikaitį įprūdina. Patiko jisai, žinau. Irgi neblogai jisai. Jis patiko ten šitiem kryžiuočiam. Da buvo amerikonų, ten internacionalinis. Gal dar amerikonus kaip nors galim būtų įvardinti. Ką? Aš esu vieną kartą įvardinęs, nežinau, ar reikia lipti ant to paties. Ką tu būtent sakė apie krepšininką Dreimano? Tai dabar apie Euroviziją, gal dar jeigu plačiau, ne? Šiaip, Clarkai, kiek tavyje tos Eurovizijos yra per metus? Širdukį. Kiek tau yra svarbu, ar kiek tau yra... Aš sakau, aš išaugęs ne ant tos muzikos ir kažkaip aš su ją, aš pasižiūriu ten tą visą jau tą finalą. Kartais, jis vėlai transliuojamas, žinai, žmogus senas iš praeito tūkstantmečio, aš užmiegu. Kiek metų yra? 62. Ką reiškia? Čia per mažai ir per daug? Per mažai. Supratau. Šitą, tai supranti, aš kartais žiūriu tą finalą, užmiegu dažnai, paskui pabundu, paskui jau kai balsavimas ten po gabaliuką, reiškia, įrodo. Buvo ten keletas tokių seniau kažkokių gražesnių dainų, dabar kažkaip tai nežinau. Mes persimetėm visi ant tos techno muzikos.
Kažkokiu tai nėra. Bet pats patinka, Clark Eurovizijoje nebandėjai, niekada nebuvo minties pavaryti su Laura. Aš dar neišprotėjau iki tokio lygio. Bet pažiūrėk, pavyzdžiui, yra vyresnių atlikėjų, kurie yra. Ir sėkmingai, Edmundas Kučinskas. Viskas. Palauk, kas ten dainavo? Lai, angelai. Jis dainavo anglišką versiją. Jis in English dainavo. Why, rai, kažkas, nežinau. Daravai ten. Lai, angelai, angliškai yra vai. Tai jis panašiai dainavo, nesupranti, pas jis ten su ta angliška tarme, ne kažką. Jis būtų geriau vokiškai dainavęs. Tai gerai, o vakar, pavyzdžiui, pusfinalis. Kas tau, koks gabalas buvo jau toks? Krūčiausias gabalas vakar man buvo šitas, kaip jisai, rumca tas kroatas. Rimtigidam. Va šitas man krūčiausias gabalas buvo, palauk, aš savo galiu išvardinti, savo penketuką. Šitas kroatas, paskui ukrainietė, patam, reiškia, šitas, kaip nebūtų keista, Serbija man patiko, paskui suomis, su savo triusikais ten lakstančiais. Ten dėl vaizdo tik. O ten buvo, jis plikų džiundžerio ar nebuvo? Kaip ten buvo? Ką? Ne, jis ten buvo užsidėjęs tokį tipo sportbatį, tipo kažką tai, žinai, ant tos. Ana pusė buvo plika, o šita priekis nelabai. Nes, žinai, norint plikų išeiti, reikia turėti ką rodyti. Ten, man atrodo, nelabai kažko yra. Iš dizaino. Bet šitas durnumas ir šita dar, du tokie, kurie gali ant durnumą, tai Airija ir tas Suomis, reiškia. Ir kokioj mūsiškis pagal mane turėtų būti koks 5-6. Pagal mane. Ant penketuko ribos. Taip. O prodiuseriui Karoliui Tiškevičiui kaip vakar viskas atrodė? Šiaip aš net pasižymėjau keletą tokių minčių, žinai, apie tai, ką mes vakar matėm. Dėl Suomio, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu, ar jisai sugebės su kamerom sudirbti taip, kad būtų išlaikyta esminė mintis, kad jo birkos nesimato. Ir jam beveik pavyko, lyginant su atrankom nacionaliniam, kur kameros dirbo tragiškai ir visur matėsi, kad jis yra ten su tais tiesiog triusikais. Tai čia buvo du kartai, kai kamera prasprūdo ir vis tiek parodė gana ilgą laiką tos triusikus. Jeigu finale dar patobulins šitą ir iš viso bus tai jau iki galo išlaikyta paslaptis, ar jis ten yra su triusikais ar be triusikų, bent jau vizualiai, tai bus super. O šiaip tai, žinok, mane vakar truputį nustebino, aš tikrai airių fanas nebuvau, man atrodė visiškas šūdas, tas rėkaimas ir paskui perėjimas į tą pasaką. Čia mūsų laidos tikrasis prodiuseris irgi aiškina, kad čia yra šūdas net ir dabar. Bet vakar man tas spektaklis, blemba, taip užkabino, kur tu žiūri ir negali paleisti akių. Airiai va šitą. Ir žinai, kas dar padarė tą? Slovėnija. Irgi tokį spektaklį padarė, kur irgi ten tokia pusiau ragana, pusiau ir tu žiūri ir tu negali... Sakiau, kur va toks pasirodymas geras yra, žinai. Ir... Aš galvoju, kad sakai, kur... Ne, jokių būdų baigtų tokioj laidoj. Ir tu negali paleisti akių. Tai buvo du tokie, kur aš negalėjau nežiūrėti. Man tai visą gerą toną vakar užkūrė atidarimo gabalai. Aš apie šitą norėjau pasipašnekėti. Ir Ispanija, seni, tai buvo... Mes žiūrėjom pas, nenoriu čia pavardėm, bet pas Roką Jurgelą. Tai visi kilo iš savo vietų, nes tai buvo fantastiškiausias atidarimas, koks tai gali būti. Ir dar vienas pastebėjimas, kad atrodė super mažoj salėje filmuoja. Atrodo, kad kompensai buvo Eurovizija. Ta prasme, jo, iš visos, jeigu taip jau tokis gerai čia užvedė, iš visos tos Eurovizijos man labiausiai patiko šitas pradžia, kur tie buvo. Ir finalas prieš balsavimą, kur išėjo bičias ten, reiškia, kažkoks 7 ar 17 jis ten buvo. Tai gal užmygęs buvo, jeigu per vidurį. Ne, aš žinok, kaip ten, palauk, dabar jeigu aš pasakysiu šitą žodį, tai čia mane užmėtis plytom. Budurstvaval. Supranti. Ką čia reiškia? Toks, žinai, taip, kaip sakyt, taip va, žinai, aš parodysiu. Klapsėjai. Toks jo. Kabalevai vadinau. Ne, aš pradžiai stengiausi, šiaip aš žiūriu šitos visus reikalus ten, į sofkę atsigulęs,
Bet čia stengiausi, kadangi Karulukas prašė pažiūrėti, tai aš sėdėjau kaip gyvas priekaištas prieš tą televizorių ir, žinok, nesimiegojo. Kiek pataikėt, Kebra? Dėliojat savo dešimtukus, kas išeis į finalą? Mes su žmona mėgėjai tokie, padėlioti savo 10 ir paskui žiūrėti, ištraukė tą šalį ar neištraukė. Aš vienintelę turbūt klaidą padariau ties serbais, nes buvau įsitikinęs, kad nebus. 9 iš 10 pataikai? Berods, kad taip, žinok. Aš žinai, ko nepataikiau, aš pas mane irgi 9 iš 10, aš netikėjau, kad Portugalai išeis į finalą. Jo, šitas buvo ant klaustuko, bet kažkaip, tikrai sutikim, kad nebuvo labai jau maks stiprus pusfinalis, ne? Nebuvo Šudas. šitas, kas iš tikrųjų be kalbų, reiškia, be kalbų turėjo iškristi į tą, šitą, kaip jinai, iš tos Irlandijos, Islandijos, ten, mergiutė ten su to 80, ten gal 900 šitas disko ten, žinai, su jos ten, bet mane tai nustebino, žinai, kas, kai čia mūsų šitas prabangus muzikos žinovas Žilnys pareiškė, kad jinai čia buvo į Lietuvą atvažiavus kažko mokyti, kažko vokalo. Jinai norėjo atvažiuoti, bet nepavyko jai. Tai dabar gali jinai iš vis nevažiuoti, nes pagal tą jos ten bandymą mokyti, tai čia nelabai kas iš vis susirinks. Tada nesusirinko, o dabar išgirdė tai. Šiaip tai neįtikėtina, man buvo 2 klausimai, ką Eurovizijoje veikia Islandija su tokia daina? Ta prasme, kur Aistė Pilvelytė su tokiam dainom visą gyvenimą bandė išeiti į Euroviziją. Bet Aistė Pilvelytė prieš 20 metų ėjo, tai dabar gal jau. Pabandė dar, man atrodo, keletą kartų. Dabar ne, jau nusibodo, jinai ten ėjo. Ir tu žinok, aš nesupratau, aišku, ten Moldova, Azerbaidžanas, čia viskas, aišku, nykų ir tragedija, bet pavyzdžiui, ta pati Didžioji Britanija. Aš netgi pasižymėjau apie Didžiąją Britaniją. Žiūrėk, kaip negėda tokį, čia aš jau rašiau 23-40. Kaip negėda tokį šūdą siūsti Euroviziją, nei bairis, nei gera muzika. Iš kur tu žinai, kelintą valandą pasirašai? Nu, pas mane rašo kelintą valandą. Tu savo žinutę siunti? Nu, aš tokį turiu, vat. Džiaugiuosi, kad nepamirštų. Paskui dar žiūrėk, apie Kiprą pasirašiau. Nepaisant amžiaus, viena iš nedaugelio seksy panų Eurovizijoje. Čia jau pasirašiau 24-20. Tas Kipras visai taip, kaip čia pasakyti liaudiškai, skaniai susižiūrėjo, nu, žinai, nu. Nežinau, 16 metų. Mergaitė. Bet sakau, nu tai vėlgi, žiūrėti reikia. Nekalta. Neaišku, kokia nekalta, kas tau sakė, kad jinai nekalta. Ką tu šneki čia atsisėdęs lapšė? Šitai nekalta. Gal Clarkai vaibų iš kojos jėmi? Ką? Ne, aš supranti, kadangi vienas pas mane klubas protezuotas, aš labai spirt negaliu. Stipriai. Va, nes šiaip. Va. Šitą, ties ko mes sustojame? Ties 17 metų, nuo 16. 17 metų, ne. Straipsnis, bet žinai, kažkaip kalbėti tokiom temam, ne kažką, žinai. Šiaip, nu, sakau, vėlgi reikia žiūrėti, supranti, tą Euroviziją, nu, iš kurios pusės, jinai ten, gal ten bendroj sumoj sušoko, nors kaip sakyti, šoko ten visi normaliai. Ypatingai tas, kaip tas... Čia buvo visų tadų triubą išėjęs. Ten buvo įspūdingas vaizdas. Žinot, vyrai, kas man vakar labai gerai pasirodė, visiškai kitom spalvom Ukrainos pasirodymas. Kaip ten tiko tas repas, tiesiog wow. Ką dar pastebėjote iš Eurovizijos, kas kliuvo už akies? Clarkai, prašom. Nu, tas techninis visas toksai padarytas, nu, kaip sakyti, televizinis stebuklas, ką ten galima prigalvoti, prikurti, prišaudyti ant tų rankų, kojų, ko tik nori. O mūsų vienas laidos įkūrėjų ir prodiuseris Gytis Valkata. Iškėlė tokią mintį Gytis Valkata, ištikimas laidos žiūrovas ir kūrėjas. Gytis Rytis Valkata, man atrodo. Gytis Valkata, taip. Ir Gytis Rytis Valkata Anderson. Mergautinė pavardę. Jis iškėlė tokią mintį, sako, kad jam ko labai trūko, tai kiekvienais metais prieš pasirodymą būdavo kažkoks siužetas, parodydavo truputį apie šalį, apie tą atlikėją, kur gimė, ką valgė, Lego kokį sudėjęs yra. Ir šiemet to nebuvo, sako, cituojant Gytį Rytį Valkata Anderson.
Jis sakė, kad dabar su selfie kamera truputį pasivaikščio kažkaip ten ir viskas. Tai ar jums to netrūko, vyrai? Klarkai, prašom. Ne, suprantat, kaip tas jūsų produceris Gytis Rytis Valkata brūkšnelis Anderson. Jisai, suprantat, žmogus, kaip sakyt, aš taip švelniai pasakysiu, žmogus nušokęs nuo paskutinių dizaino čiurkšlių. Geras. Nes, suprantat, dabar mes bandom įdėti tą, reiškiasi, žymaus lietuvio ten to menininko Meko tą teoriją, reikia... Meko. Jo, reikia kažką su kažko kamerą iš paskos, tu ant šniūro prisirišęs ten vilki ir tai yra didis menas. O tą mes pabandėm parodyti. Visai gerai, ten jiem gavosi. Šiaip atrodo, kad Gytis Rytis Valkata Anderson labai prašalė čia su šito. O tau, Karoli, iš tikrųjų, jeigu rimtai kalba. Aš tiek buvau susikoncentravęs į vardą ir pavardę to žmogaus, aš neklausiau klausimo tavo. Ko tu klausai? Pakartokit klausimą. Žodžiu, Gytis Rytis Valkata Anderson klausė, ar jums nepritrūko siužetų prieš kiekvieno šalies pasirodymą? Kalbėjom su Žinai, kur Zilgis sakydavo, Karolis dainuoja, tu esi jūra, aš esu saulė, paskolink man pinigų, aš esu Valkata. Čiki, bum, 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 aš tave myliu, ateik arčiau, pabūk su manim kartu. Bagabam, bam, bim, bam, bum, būk su manim kartu. Proflame dainuoja, čia mano biznis ir nėra tau čia ko kištis. Lietuva. Aš galvoju, gal finalui paliko. Gal čia ne viskas, nes šiaip tai pakankamai paprastas variantas pasirinktas. Parodai 2 geriausius gabalus arba ten pasirinktus to šalies gabalus iš praeities, tada parodai selfiuką to atlikėjos pasidaryti ir tada išleidi šalį į eterį. O dar toks klausimas. Gal finalui bus kažkas dar padaryti? Galima klausimą abiems truputį nuo Eurovizijos sukant. Ar dar geria Kerbedis? Kas? Kerbedis ar geria dar? Aš labai tikiuosi. Tai, žinai, aš kažkada buvau gastrolėse už balos, reiškiasi. Tai vienas iš tų organizatorių sakė... Už balos tai Amerikoje. Kas jums tiem lietuviam pasidarė čia? Aš nesuprantu. Iš visų atvažiavusių, tai tik Mamontovas ir tu sakė, o visus kitus aš iš sceną nešiau. Jie kažkaip, žinai. O kas liečia kasti, tai aš nežinau. Senai gėrėmės. Tai negaliu pasakyti. Vakar dar, kaip ištikimam Eurovizijos žiūrovui, aš kažkaip praleidau faktą, kad dabar į finalą iš karto patenka didžiosios Eurovizijos šalis rėmėjos, kaip suprantu, ne? Nes nebėra to principo, kad tu užėmė 5 penketukės ir kitais metais vėl finalėsi. Ne. Tik visais laikais būdavo 6 Eurovizijos rėmėjos, kurios ten turi šalis, kurios... Ar 5 ar 6? 5 šalis ir 1 šeimininkė. Kurios ten tipo įkūrė tą Euroviziją, tai jos amžiom žinau. Bet palaukit, bet tai pavyzdžiui LT United, kai buvo 10-tukė, kitais metais jie vėl buvo finale iš karto. Kas? LT United. Ne, brol, nusikalbėdavai. Išeinam Klarkai į lauką. Gal čia, ką mumati lauką? Ne, taip negalėjo. Kaip vošiu su tą palmę čia tau per kuprą. Klarkas man atvirai į kamerą siūlo p***. Nes tu nusikalbėt. Iškirpkit man šitą video, turėsiu kažkur pasidėti atminčiai. Nusikalbėt. Aš nežinau, aš nesu fanas, bet man atrodo, kad jie... Klarka, aš pacituosiu Lauriną Maibachą. Dar kartą. Ką tu kaip Lauriną? Maibachą. Dar kartą. Man prie draugų parodai nepagarbą. Kas tas Maibachas? Nesvarbu. Teisingai? Taip ir buvo seniai. Aš tau sakiau, nežinai, nuo kada tai pasidarė kitaip. Entschuldigung. Teisingai, paaiškinsim žiūrovom, teisingai pasirodo, kad LT United jau turėjo vietą kitų metų finale po gero pasirodymo. Anksčiau tai buvo, kai tu pasirodydavai arba 5 arba 10. Tu kitais metais tavo šalis jau finale yra iš karto. O žinot, kas liūdniausia? Bet tai jie čia pakeitė paskui. Vyrai, o LT United iškovojo vietą mums finale 2007, tada tokiu atveju. Ir tiesiai į finalą mes išsiuntėm Love or Leave. I'm thinking about you. Kas šiandien atgavo? Klarko veidą išraiškai. Jaunoliai, jūs apie ką čia dainuojate? For Fun, grupė For Fun. Klausyk, tai kol Gytis Valkata Anderson išsiaiškins... Gytis Rytis Valkata Anderson, kol išsiaiškins nuo kelintų metų, taip yra. Grįžtant prie mūsiškio pasirodymo, girdėjot, Statkevičius ten turėjo pastebėjimų, kad labai panašu į jo stilių. Į jo džemperį sukurtą. Dabar paprašysiu montuotojo iškart supipinti. Už visi su na
stilistai Lietuvoje, kurie iš karto įvertinti, ar buvo gerai stilistai. Tai bet jisai tiesiog pasakė, autoserviso savininkas Karolis Tiškevičius liko nusivylęs Eurovizijos pasirodymu. Bet jisai tiesiog pasakė, kad labai panašu į jo kūrinį, į jo aprangą. Ir iš tikrųjų, aš pasižiūrėjau, yra galimybė, kad nuo Statkevičiaus bent jau buvo grūdas paimtas. O kas čia tokio, jeigu taip yra? Aš irgi nesuprantu, o kas čia tokio? Tai jisai pasidžiaugė. Tai... Katratin jo apranga. Klarkai, pasiūskit kažką. Iš penketuko kažką, ar šiaip supranti. Gal kažkuria šalį iš penketuko. Jo, gal tada sakau, nes, ką žinau, supranti, žmogus menininkas, ir jeigu jo šitą megztinį pasiėmė ir užsidėjo, tai, žinai, tai jam pikta, tai ne, tai logiška. Pikta, aš tai kaip supratau, kaip tik pasidžiaugė. Ar džiaugiasi? Naudojasi jo kūriniais. Ai, tai aš tada atsiprašau. Atsimenu, tai tokia Eurovizija buvo, kur šitą toksai Stepukonis Aivaras dalyvavo. Ir tais laikais Kazlas juokaudavo, tai jis labai gražią dainelę buvo sukūręs. Jeigu ne megztinis, būčiau paskutinis. Greitai dirba mano virbalai. Tai supranti, tai čia irgi dabar, žmogui taip atrodo. Gerai, tai ką? Tai ką dabar? Taip. O dabar, kaip suprantu, Eurovizijos absoliučių favoritų tampa kroatai. Vakar pusfinalį. Mes dar nematėm, kas dar bus. Bet pagal lažybininkus, pagal bukmekerius, dabar pagrindinis favoritas yra kroatai. Ir mačiau, kad gan stipriai, nes pasikeitė pozicijos dar prieš pusfinalį. Šveicarai dabar yra, man atrodo, Dovanokit, jūs čia domitės tais bukmeikeriais, domitės, tai dovanokit, kad hoj vietoj Izraelis yra. Tuoj pasakys. Klarkai, paprašysime aiškiau truputį. Izraelis dabar kurioje vietoje iš tikrųjų. Norėtų sužinoti, žinai. Gerai, palaukit, Klarkai, ramiau. Izraelis yra 8 vietoje. Pagal prognozes. Jo, kroatai gan stipriai pasikėlė vertę. O dovanokit mūsų Silvestras. Jis dabar stumiamas aukštynį 13 ir jį net apnešė prognozėse švedai. Seni. Švedai. Wow. Alio. Wow. Tai vėl švedai. Tai klausyk, gal ta Eurovizija iš to Švedijos, jeigu nevažiuoja ten ir būna visą laiką. Bet tas pats kroatas, jeigu pastebėjo, truputį irgi pakeitė aprangytės, dabar jo tie kucai čia. Jie tokie mažesni kažkokie, tokie subtilesni truputį. Man jis atrodo, tas pasirodymas daug geriau nei tas pirminis video įkeltas, žinai, ir dabar visai kažkaip jungiuosi į tą valtį, kad jie gali laimėti šitą konkursą. Bet kaip šiaip iš tikrųjų pasikeitė bendras vaizdas, kada mes matom pasirodymus scenai, gyvus, o ne? Žinai, jūs čia diskutuojate, aš jaučiuosi svetima šitoj gyvenimo šventį. Aš nemačiau ten tų su kokiais apranga, su kokia ta. Šiaip. Aš tai visą laiką, žinai, galvodavau, kad tai yra muzikinis konkursas, bet pasirodo ne. Reiškia, apranga, šokėjai, plikos mergos. Tie patys papai, nepabijokim to žodžio. Ko tokie? Papai tie patys. Uždengti buvo visi viešai. Klarkas išanalizavo seniai kiekvieną kampą. Tenai tik tai, žinai, ten tik tais vienas bičias lakstė su tais pusrutuliais savo, bandydamas slėpti. O kaip pačiam Suomiai su tais plikais pusrutuliais užskaitai tokią? Durnavojimas ir tiek. Ar pats pasiryštum, tarkime, Eurovizijai panašiai pasiautėt scenai? Turbūt, kad ne. 800 seniai. Už ką, pasirodymą? Ja. Tik tai 800? Jeigu pradėsim nuo kokių 800 tūkstančių, tai gal ir galim. Pasakysiu taip, kaip man kažkada €100 siūlė už renginį, nenori neimi. Karol, kaip tau Lietuvos pasirodymas, galų gale? Nežinau, aš kiekvienais metais turiu tą patį jausmą. Kas bedainuotų, net kai Julija Ryčik dainavo Love or Leave, vis tiek užsigarsinį maksimaliai.
Lietuvos dainą ir vis tiek tas šiurpas eina. Nu, tu matai Lietuvos vėliavytę apačioj, arba užrašą Lietuva, tu supranti, kad čia tavo, kad visa salė tuo metu ten šokinėja pagal tavo, reiškia, šalies dainą. Tai aš nesu net ir objektyvus vertintojas. Man visą laiką atrodo, kad Lietuvos daina yra geriausia. Tuo metu, kai dainai ten skamba. Ten praeina kažkiek metų, gal ten supranti, kad, reiškia, va dabar jau šita daina geriausia, bet kada vakar grojo Silvesteris, man toks pasididžiavimo jausmas šitą šalim vis tiek grįžta. Eurovizija turi tą, mūsų suvienyje žiauriai Eurovizija. Aš vakar dar pasirašiau tokią mintį, kad pats Silvestras žiauriai tinka pačiam Eurovizijos vaibui visam. Nu, jis toks atrodo, tam konkursui sutvertas yra. Sorry, kas tas žodis vaivas reiškia. Karali, paaiškink vaibas. Paaiškink, žinai, vaibas... Jūs čia operuoja tokiom savokom, kuriuo aš negirdėjau. Как сказать, vaibas... Гармония какая-то, ну как... Tu klausyk, tai jeigu tu galvoji, kad tu rusiškai man paaiškinsi, tai man labiau dais. Ja, viskas. Vaibas yra toks kaip... Kaip iš tikrųjų vaibą išversta, aš dabar irgi pagalvojau. Iki tokio lygio daėjom, kad nežinom, kaip lietuviškai pasakyti. Nu. Viskas gerai. Clarkai, eina toliau. Nesikankink. Ne, viskas tvarkoja, aš suprantu, kad... Reiškia, atmosfera pavadinkime. Kažkai Eurovizijos atmosferai. Teisingai. Silvestras toks labai tinkamas bičiukas, ar ne? Taip. Čia 100% sutinku, 100% ir su tavim sutinku 100%, kad, nu, žinai, ką tik nesutikai? Tai čia mano nuomonė, supranti, aš nesutikau dėl to, kas man nepatiko. Kas man nepatiko. O šiaip iš esmės patiko. Bet, supranti, kai jau analizuoji detaliau ten. Gal padarykime tą vadinamą linksmąjį žaidimą. Ar tu paruošęs mums, Pauliau, šiandien kažką? Padarom linksmąjį žaidimą ir visi suplojam vienu metu. Gerai, linksmasis žaidimas. Ai, atsiprašau, sorry. Per daug, dar kartą. Gal, Clarkai, tu geriau tada į tą kamerą. Ja. Kurią skylę žiūrėti? Čia. Linksmasis žaidimas. Žiūrėkit, vyrai. Turiu klausimų, turiu ir atsakymo variantų. Ir vienas klausimas eina Karoliui daugkartiniam linksmojo kvizo čempionui. Ir kitas Clarkui. Tai palauk, tai čia jisai čia ir vedėjas, ir čempionas. Jis nežino iš vis atsakymą. Bet tai čia kišininkavimas. Ne, klausimus ruošė Gytis Rytis Valkata Anderson. Tai net ir Paulius jų nebuvo matęs. Palauk, bet vis tiek, nu tai vedėjas. Kur bėda, Clarkai, yra? Kas vedėjas negali pastoviai laimėti. Bet mes to Clarkai turim palengvinimą. Aš vedu. O tai ką, jisai čia šiaip savo? Taip, jis čia vapšė yra. Ai, dėl figūros. Dėl veido. Supratau. Tvarkoju, daugiau klausimų neturiu. Tai gerai, Bet čia padarom palengvinimą. Kadangi Clarkai vis tiek pats Euroviziją, kaip suprantu, iki šiandien labai stipriai nesidomėjai. Ne visai. Tai visą laiką atsakymo teisę rinktis iš 4 variantų. Pirmasis turės Clarkas. Kas tau yra? Kas tau yra dabar, vat? Jam negera kažkas. Tamstelė jūs gal užvalgės ko, tai aš nesupratau. Ačiū. Mano reikalas. Pusrytį jūs valgėte čia? Ne, Clarkai, aš negalėčiau. Kaip negalėtum? Pusryčių valgyti. Aha. Tai išgerti. Gerai, vyrai, pirmas klausimas. Nagi važiuojam. Ir klausimas Clarkui. Nu. Negalite. Sukriksėjo Clarkas. Kelintą kartą šiemet, įskaitant šiuos metus, Eurovizijos konkursas vyksta Malmėje, variantai 1, 2, 3 ar 4, Clarkai? 2. Klausimas pereina Karoliui Tiškevičiui. Aš žinok, galvoju, gal 1 kartą? Klausimas grįžtamas. Wow, arba 3 arba 4. Tai tada, tai palauk. Nu tai 2 variantai. Ne, tu čia žinai kaip šitas. Clarkai. Sudėtingas šia klausimas. Čia žinai kaip policijos akademija, žinai kaip priiminėja studentus. Palauk, aš tau parodysiu, žiūrėk. Yra pagrindinis klausimas, kurioje rankoje akmenukas.
Nu, nemanau, kad taip Clarkai policijos akademija priema žmonės. Tai tu nemanai, o taip yra ketvirtą kartą. Klausimas grįžta pas Karolį. Bliam, bet tada galvočiau, gal trečią? Taip, 1-0, Karolis pirmauja linksmajame kvize. Prašau, jeigu galima išvardinti datas, čia neklijuot duros. Jeigu tik tai galėčiau įsiterpti. 92, 2013 ir šiemet. 13. Nemačiau. 2 nebuvau. Ne. 13. Irgi nebuvau. Aš panašiai savo vaikams vardinsiu, kada aš jų gyvenime dalyvavęs esu. 92 nebuvo dar. Tais buvau išvažiavęs. 22 armijoje. 24 parduotuviai. Kokioje armijoje? Kas tavai armijoje ėmė? Nu, iš tikrųjų, kas mane ėmė į armiją? Ne, Clarkas čia tiesiog buvęs policininkas, karys. Wow. Karys savanoris. Karys savanoris. O pas Clarkai tarnavęs? Ne. Kaip šitam 12 kėdžių klausė, kuriame pulke tarnavot. Aš apskritai netarnavau. Ne, aš nebuvau. Nejau į armiją sovietinę. Aš tai tarnavęs rusų armijoje, bet jau po nepriklausomybės. Kaip tu galėjai tarnauti rusų armijoje po nepriklausomybės? Karolis. Savanorių. Karolis yra. Aš esu tarnavęs kaip šuo tik tai. Ja. Einam toliau. Kaip šuo vedlys. Taip. Karolį, klausimas skamba dabar. Karolį. Ne, Clarkui. Visą laiką Clarkui, nes Clarkui, aš daugiau žinių turiu. Kuri šalis turi ilgiausią dainos pavadinimą Eurovizijos istorijoje? Variantai - Suomija, Estija, Serbija, Islandija. Clarkai, prašom. Pagal tai, kaip pasirodė, tai turėtų turėti Islandiją. Karolį Valką tai perina klausimas. Nu, kadangi mes su Gyčiu Ryčiu broliai, aš imu, žinok, vis tik tai Suomiją. Clarkai, grįžtam prie tavęs. Estija ar Serbija? Serbija. Karolį. Blemba. Aš gal, žinok, vis dėlto liksiu prie Serbijos. Manai, kad nors ir ne Serbija, manai, kad Serbija? Nu gerai, o pasakyk tą estišką pavadinimą. Jamu Estija. Kulėmeja. Gal galiu duot Clarkai paskaityti tavo? Ne, bet tu pamatysi atsakymą. Narkotimų desetėme, kulimidagija. Jo. Tu čia ką? Nu čia taip vadinas daina, nu taigi aiškiai pasakiau. Čia kokia kalba? Čia estų, žinai, čia pizda, čia neįmanoma paskaityti. Šitas žodis, kur ten išpašė. Vafliai testai, nu pripažinkim. Nu, normalų žmonės. Nu kiek pažįsti estų? 2. Didžioji dalis estų čia jau. Ne, nu tai su jais, žinai, kažkaip su tas susipažinimas labai sudėtingas. Ilgai užtrunka. Tęsėme. Linksmai kvizą. Nu. Clarkai, klausimas vėl tau. Vėl. Kuri šalis Eurovizijos konkurse dalyvauja nuo pat pradžios ir nei karto nėra praleidusi? Oho. Variantai Clarkai. Šveicarija Clarkai. Vokietija Clarkai. Prancūzija ir Didžioji Britanija Clarkai. Nu. Great Britain, sakykim. Karolį. Clarkas neteisus? O kaip sureagavo ką tik Clarkas? Kokiais žodžiais? Šveicarija, Vokietija ir Prancūzija liko? Jo. Taip, kažkas turėtų būti iš šių kūrėjų tada. Arba nebūtinai. Šveicarija įmu. Taškas Karolio komandai. Gera pradžia. Nu ką, turime klausimą Clarkui. Aš sumaišiau su Liuksemburgu. Gerai, klauskite. Kas yra Eurovizijos oficialus, koks yra Eurovizijos oficialus šūkis? Čia Gytis Rytis Volkata turbūt tik jis taip parašęs yra. Variantai. Suvienyti muzikos, muzika, gimtoji kalba, C variantas, visi esame skirtingi, D variantas, su blizgučiais į pergalę. Clarkai, kaip jūs manote? Šitą, plauk, ten buvo užrašyta, bet ne lietuviškai. Aš tą šūkį mačiau, jis buvo užrašytas ne lietuviškai. Pakartokit, prašau, klausimą.
Koks yra Eurovizijos oficialus šūkis? Aha. Suvienyti muzikos. Stop. Šitas. Ir taškas Clarko komandai. Wow. Pagarba. Šiaip Clarkai pagarba, nebūčiau atsakęs į šitą. Čia šių metų šūkis, taip? Ten buvo užrašyta ant tų visų, nu žinai, jeigu gaisras, tai ten, kur bėgt, buvo užrašyta šūkis. Jeigu kiltų ten nesusipratimas. Gerai, ar toliau. Klausimas Clarkui. Vėl. Kurią šalį Liuksemburgas pakeitė šių metų Eurovizijoje? Variantai: Čekija, Rumunija, Sakartvelą ar Kiprą? Clarkai. Ta prasme, kaip pakeitė. Nu, vietoj jų dalyvauja. O, tai tada... Gan akivaizdus klausimas, manau. Jo, klausimas akivaizdus, bet aš jo nematau. Ta prasme, pakartokit, prašau, dalyvius to klausimo. Čekija, Rumunija, Sakartvelas, Kipras. O, tai čia aišku, Čekija. Klausimas perina Karolį. Sakartvelą? Grįžta pas Clarką. Dar ten Rumunija ir Kipras liko. O tai Rumunija tada. Teisingai, taškas Clarko komandai, tai yra įspūdinga. 3-2. 3-2. 3-2, Clarkas is back. Ne, 2-2. 2-2? Lygiosios. 2-2. Vis dėlto 3-2 ko gero Clarkai, žinai. Čia aš Nes dabar buvo įsiveržiu. 5 klausimas. Aš įsiveržiu. Clarkas pasakė, kad yra 2-2. Kas tu toks, kad tu dar skaitum akis mūsų svečiui? Aš čia reiškia. Atsiprašydamas ir Clarko, ir žiūrovo, norėčiau tęsti linksmą į kvizą. Hey! Clarkui vėl, kai klausimas. Nu. Ką reiškia San Marino dainos pavadinimas 1-1-2-1-1, nu kaip būtų laikrodėje 11 valandų 11 minučių. Variantai, Clarkai. San Marino oficialus pietų metas, velnio skaičius, angelo skaičius ar pirmas vietinių futbolo varžybų rezultatas. Nu jo, ten pas jos komanda futbolo stipri. San Marino? Jo. Iš gaisrininkų padaryta. Tai sakyčiau, pietų metas, žinau, man arčiausiai taip. Siesta. Vapšė nesąmonės. Varkas, toliau važiuojam, Karali. Blemba, o ten yra skaičiai 1-1. 1-1. Ok, futbolas kažkaip neskamba, kokie dar yra variantai? Velnio skaičius, angelo skaičius ar... Gerai, tai imu angelo skaičių. Taškas Karolio ekipai, 3-2, dabar 3-2. Yeah! Paspauskit rankas. Linksmajame kvize. Mes keliaujame prie kito klausimo, kuris šį kartą Clarkui. O, yes. Kokį muzikinį realybės šou yra laimėjęs Sylvester Belt? Variantai Clarkai. Sala Clarkai. Didysis šou burbulas Clarkai. Aš superhitas Clarkai. Ar du barai Clarkai? Čia taip pasakysiu, tarptautinė kalba, nu, barintai zadačių staviš. Ta prasme, čia tokias užduotis, žinai, aš iš vis nežinau tokių laidų net. Kaip čia tą išverst, no barit? Šitą, kur aš pasakau, nu tai po nulitų čia uždavinius keli. Šitą kaip antai aš... du barai tegu būna. Clarkai. Taip ir galvojau. Kokie variantai liko? Clarkas, kadangi pasirinko du barai, taip Clarkai, ir prašovė. Liko aš superhitas, didysis šou burbulas ar sala. Iš kur jis? Sala. Ne, sala nesąmonė. Didysis šou burbulas. Grįžta klausimas pas Clarką. Wow. Liko sala į dakas? Ir aš superhitas. Tai gal superhitas? Nu ir Clarkas. 3-3. Viską lemintis klausimas. Ir šį kartą jį užduosiu Clarkui. Siaubas. Padarom kitaip, aš užduosiu Clarkui. Padarom kitaip. Nu, negalima. Karoliui vien tik klausimai, nu negalima. Tai padarom. Neįdomu, aišku. Ir šansas Clarkui laimėti šitą žaidimą, nes klausimas yra atviras. Okay. Kiek kartų Aistė Pilvelytė dar bandys laimėti Eurovizijos atranką? Klausimas yra toks iš mūsų prodiuserio Gyčio Ryčio Valkatos Anderson. Clarkai, kaip jūs manat? Tai paklauskim Gyčio Ryčio Valkatos Anderson. Ir Clarkas laimi šitą žaidimą. Clarkas laimi linksmą į kvizą. Stipru. Ne, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad nelabai aš galėjau kažką tai prieš pastatyti, prieš patirtį. Gintauto Kirkilos Clarko pasirodymą.
Tai buvo įspūdinga. Patirtis, žinai, vis tiek, kaip sako, profesionalumas. Vyrai, mes užbaigiant turim tokią tradiciją, pasakom klausytojų žiūrovui po kažkokį palinkėjimą. Galim skirti palinkėjimą Lietuvai, galim skirti Eurovizijai. Pradėsim gal nuo Clarko. Ne. Nuo Karolio Valkatos Tiškevičiaus. Gerai, pradėkim. O gal dar, jeigu nesudėtinga, mielas laidos vedėjau, gal aš dar įterpčiau trigrašį, gal pabandom paprognozuoti, kadangi artėja jau antras pusfinalis ir finalas, kas laimės Euroviziją, dabar kai keičiasi viskas, taip, ne? Tai gal ir pradėkim nuo pono laidos svečio Clarko. Kas laimės Euroviziją? Palauk, tai reikia susipažinti su antrų pusfinaliu, gal jūs galite išvardinti dalyvius. Net dabar? Iškart. Štai, jeigu dabar iškart, tai aš galvočiau, Ką? Kad laimės. Yra du variantai. Tai kas? Palauk, taigi čia intriga. Čia, žinai, kokie du variantai, Gintukai? Supranti, kaip... Greičiau Clarkai turbūt. Skubam kur nors. Ne, tai kaip Eurovizijoje ten pristatinėja tos... Pateko, į finalą išėjo, Gerai, Clarkai, tada pateko, o tada aš galvoju, kad laimės, pateko Kroatija. Aš galvoju, kad laimės Šveicarija. Šveicarija pirmi, Ukraina antra, Kroatija trečia. Žinok, aš irgi manau, kad kroatų šizos neužteks finale ir aš visiškai kūnų stoju, kaip visada, už Karolį Tiškevičių ir aš sakau, kad šiemet Euroviziją po labai ilgos pertraukos laimi Šveicarija. Negaliu ginčytis, nes negirdėjau, apie ką jie ten kalba, tie šveicarai. Gal galim pabandyti padainuoti šveicarų dainą? Kokie? Uli. Nežinau. Aš nežinau, aš netlikėjęs, jūs atlikėjai. Tai jis atlieka ką nors dar? Iš tikrųjų, tai šveicarų daina yra tokia sudėtinga, bet Clarkai tau patiks. Bet įsijunk antrą pusfinalį. Ne, tai aš jau dabar esu priverstas įsijungti antrą pusfinalį, nes nėra, kad čia privaloma. Berniukai mane čia, taip sakant, pakišo po volu ir aš neturiu dabar kur trauktis. Ir dabar tikrai gražus palinkėjimas, pabaigai, vyrai. Clarkai. Žinai, kaip sakyti, reiškia, mano toks palinkėjimas, kaip sakyti, reiškia, daugiau šipsotis, mažiau lysti tos telefonus. Va. Labai geras. Reikia kažkaip bendravimo, daugiau šypsenų. Nes, kaip sakė, visos pasaulio kvailystės padaromos protinga veido išraiška. Čia filosofija. Geras šitas yra. Geras. Aš nežinau, kad mūsų net nereikia trigrašio čia. Jo, mes manau, kad nebesikiškim ir tiesiog padėkokim Clarkui didžiuliais plojimais vis dėlto. Mes tikimės, Clarkai, kad gerai praleidai laiką čia. Ačiū, kaip Jėzus. Ir čia visi į savo kameras linksmoji laida apie Euroviziją. Paklausom iš naujo. Ką?